Labą dieną, gerbiami telšiškiai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Informuoju visuomenę apie svarbius įvykius rajone, apie kuriuos galbūt nebūsit informuoti jokiais kitais šaltiniais. Taigi istorija yra tokia, kad Telšių rajono savivaldybė valdo didžiulį turtą. Savivaldybės taryba valdo didžiulį turtą, tai savivaldybė priklausančios visos įmonės, įstaigos, jų visas turtas, pastatai, žemė, viskas yra valdoma savivaldybės nusavybės teisė priklauso tie visi turtai. Ir ten formai, įvairi forma yra, ir uždaros akcijų bendrovės, ir taip toliau, ir viešos įstaigos. Ir viešos įstaigos, kurių yra savivaldybė ir dalininkė, 100% arba pusę turi, arba dalį kažkokių tokių įstaigų. Pas mūsų viešų įstaigų daug yra, jos vykdo įvairią veiklą, jos turi įvairių turtą. Ir savivaldybė, net mokyklos, vidurinės mokyklos yra VŠI, kita mokykla, viešoji įstaiga, kurios dalininkas savivaldybė. Bet yra tokių įstaigų, viešoji įstaiga, kur savivaldybė turi pusę dalies. Tai buvo, anksčiau buvo ir tokius buvo, sakiau, ten senėjimas visokias buvo, daug buvo yra, dėl įvairių priežasčių, ten viešoji įstaiga, tokia forma yra nusavybės ir yra teikiamas kažkoks tai paslaugos, veikla kažkokia tai. Ir viena iš įstaigų, ten vadinasi menų inkubatorius. Mes turime ir verslo inkubatorius, menų inkubatorius. Viešoji įstaiga menų inkubatorius buvo įsteigta prieš daug metų, 2008 metais, jei neklystu, įsteigta, mislingom aplinkybėm buvo įsteigta. Ten buvo du dalininkai, susitarė, kad reikia steigti viešą įstaigą. Tie dalininkai buvo, vienas buvo dalininkas savivaldybė, aišku, kitas dalininkas buvo UAB Praktika. UAB Praktika, kuri buvo kažkada valdiška įmonė. Rusų laikais visas įmonės buvo valdiškas, ten gamino ženkliukus, visokius, kažkokius tokius dalykus gamino. Gamyba buvo ten, pastatai, viskas. Ir taip atsitiko, kad ta praktika, tada vadinasi praktika ir dabar vadinasi praktika, privatizavo vienas veikėjas socialdemokratas, paskui jis pabuvo ir meru, ir ten šiandien, ir taip toliau. Privatizavo. Ta praktika, kaip ir viskas buvo privatizuota, tų tokių veikėjų, čia buvo privatizuota visas ūkis Lietuvos. Ir tada nutarė steigti tą viešą įstaigą. Kas yra viešą įstaigą? Gali būti daugiau dalininkų, susimeta kažkokį kapitalą ir vykdo kažkokį veiklą. Ne? Ir susimetė kapitalą, tą praktiką ir Telšių savivaldybė praktika įnešė pastatą. Savivaldybė įneša pinigų ir įsipareigoja savivaldybė ten tą vykdyti veiklą, finansuoti tos praktikos, tuo dalininku žmona tapo tos įstaigos direktorė ir direktoriavo 14 metų, gavo atlyginimą už direktoriavimą, reiškia. Toks biznis buvo padarytas. Buvo padarytas biznis, paskui, aišku, ta viešoji įstaiga vykdė projektus, europinius projektus. Ir tas pastatas buvo paveldo objektas, statytas Smetonos laikais, 36 metais statytas pastatas, iki šių dienų jis buvo jau gerokai nusidėvėjęs, tai jį remontavo, jį buvo įdėta pinigų, nežinau, turbūt gal koks milijonas buvo įdėtas į tą pastatą, aš dabar neatsimenu, dokumentus aš turiu. Ir tas pats buvo atnaujintas, pilnai sutvarkytas, kapitaliai sutvarkytas tas pastatas, bet ir jis yra bendra nusavybė. Ir dabar menų inkubatorius turi turtą tą pastatą, įrengimų buvo pripirkta visi tai veiklą vykdyti, milijonai sukišta. Tas turtas yra bendras, kadangi du savininkai, du dalininkai yra, viena praktiškai pusė priklauso savivaldybė, pusė priklauso dabar tai praktika. Tos praktikos akcijas dabar pardavėtas, jau nusipirko kitas žmogus, nesvarbu. Tai pusė savivaldybei, pusė bendras turtas yra pastatas geras, 1600 kvadratinių metrų, sutvarkytas kapitaliai, vieta graži, vaizdas į ežerą, tame pastate galėtų ateiti viešbutį daryti, tai būtų 10 balų.
Bet ir dar aikštelė yra. Nu, ten galėtų automobilį aikštelė daryti, žemės kažkoks tai yra sklypas. Ir dabar sugalvoja mūsų jūsų gerbiamas meras Tomas Katkus. Inicijuoja ką? Parduoti dalininkų teisės, mūsų dalį. Mūsų dalininkų teisės parduoti, tuos ne UAB VŠI. Ir skelbti aukcioną ir parduoti teisės. Tuo viso turto, kurios priklauso mums, milijoninis turtas, mažiausiai mums priklauso, aišku, įrengimų tiem pripirkta dar visokių, aš nežinau. Mes savivaldybėje žadėjom padaryti auditą, nes niekas savivaldybė nežino, koks turtas, kiek kainuoja, niekas įkainavimų, jokių vertinimų niekas nedarė. Ir ką mūsų meras siūlo parduoti dalininkų teisės aukcione už 14 000 eurų. Už 14 000 eurų pradinį kainą parduoti aukcione dalininko teisės į turtą, į milijoninį turtą. Tai gerim telšiškai, gal kas nors nori dalyvauti konkurse ir nusipirkti, jeigu nebus norinčių, už 14 000 nusipirkti milijoninį turtą. Tai yra mažiausiai pusė to pastato, pusė tos aikštelės, įrengimų pusė ir taip toliau. O toks siūlymas iš mūsų mero Tomo Katkaus, socialdemokrato. Klausimas viešai, Tomai, ar jums negėda yra? Ar jau taip pinigų reikia? Ar jūs galvojat, kadenciją taip ir pabaigsite tokiais tempais? Jūs galite kadenciją pabaigti tokiais tempais kitoje vietoje, ne savivaldybėje ir ne Telšių. Todėl kreipiuosi į visus žmonės, kurie gali kažką įtakoti, kad mes turim užkirsti kelią. Tai yra turtų švaistymas. Mažiausiai turtų švaistymas, švelniai šnekant, o jeigu šnekant grubiai, tai ir vagystė. Visuomeninių turtų. Pasikėsinimas, pakol kas dar neparduota, bet už 14 000 parduoti milijoninį turtą, tai yra amoralu. Amoralu. Iniciatorius Tomas Katkus. Suprantam, kad čia yra dvelkia negerais dalykais. Čia turėtų susidomės prokuratūra, viešo interesą ginti, mes negalim ištaksavoti turtą, pusvelčių į savivaldybės viešą turtą mūsų visų. Tai toks naujas biznis savivaldybė, kiekvieną mėnesį tarybos posėdis, tarybos sprendimai, kažkieno biznis pajuda, kažkieno esu viešai sakęs, kažkas pralops, po kiekvieno tarybos posėdį kažkas pralopsta. Tai dabar pralops tas, kad nupirks už 14 000 milijoninį turtą. Tai tokia informacija ir galvokit, kur mes gyvenam ir kas mes tokie esam. Ačiū dėmesį.